Jėzus buvo sakęs vieną tokį dalyką. Aš esu kelias. Ir tas gali būti, kad buvo jau per daug amžių pakeistas, ką jis iš tikrųjų sakė, bet esmė vis dar ir ten pat. Ko žmonės galvoja, kad jis sakė, kad aš esu kelias, mes dabar turim tave garbinti, nes tu esi Dievas, tu esi vienintelis, nieks negali būti kaip tu. O iš tikrųjų, ko jis sakė, buvo, aš esu kelias, būk kaip aš. Nes Jėzus niekom nebuvo ypatingesnis už tavi. Jis tik žinojo daugiau dalykų ir jis atidarė savo širdį buvo. Jis mylėjo viską besąlygiškai. Tai tu gali padaryti tą patį. Dabar pasauly vyks neįtikėtins versmas. Versmas, ne taip žodžiu. Virsmas, jo. Žodžiu, esmė tame, kad tu gali būti toks pat. Ir ką tau reikia padaryti, tai tiesiog mylėti gyvenimą. Mylėti visus aplinkui besąlygiškai, nesvarbu, kas jis toks, nesvarbu, kaip jis atrodo, nesvarbu, kaip jis elgiasi, nesvarbu, ką jis žino arba ko jis nežino. Svarbiausia ir mylėti visus, būti atviram viskam ir tiesiog daryti tai, ką tau jausmai sako, ką tau širdis dainuoja. Tavo aistrą, jauduliuką, sekti savo jauduliuką. Aš dabar kapėjau savo to visų sąmoningumą keliu, aš išprogramavau labai daug programų ir viena iš tų programų buvo, kur aš sakydavau, aš atsimenu, aš myliu visatą ir aš kartuoju tą, aš myliu save, aš myliu visatą, aš tiesiog dėkuoju. Ir man toks mintis iš vaikystės, iš tų pirmų komunijų, iš tų dirmavonių visų tų, buvo toks mintis, kad kiek mums plovė smegenis, kad mes turėjom jaustis kalti dėl kažko, dėl kažkokių nuodėmių kalti. Ir man buvo toks mintis, kur mes turėdavom pasiimti kumštį, kaip ritualą ir daužyti savo širdį ir sakyti, aš esu kaltas, arba aš nusidėjau. Jūs įsivaizduojate, čia ir totalus programavimas savęs. Ir aš tą prisimenu, aš galvoju, wow, pradėk mylėti. Pradėk džiaugtis gyvenimu, tai buvo Jėzaus žinutė, o ne religija.